Žmonės nesupranta, kaip veikia Dievas žemėje, kaip Dievas veikia žmonių gyvenime. Dievas, kuris yra dvasia, žemėje, žmonių gyvenime veikia per tikinčių žmonės, per žmonės, kurie juo tiki. Dievas atidavė, pavedė valdžią tvarkytis žemėje, šeimininkauti ir viešpatauti žmogui ir niekada nėra atėmęs tos pozicijos. Ta prasme, jis pastatė žmogų žemėje viršininku, valdovu ir niekada žmogaus nepašalino iš tos pozicijos. Todėl Dievas be žmogaus ir ne per žmogų negali kištis į tai, kas vyksta žemėje. Mes jau kalbėjome, kaip Dievas sukūrė viską, kas yra sukurta. Dievas viską kūrė žodžiu. Dievas, kuris yra dvasia, išsako žodį ir jis įvyksta. Kol žemėje nebuvo žmonių, kol nebuvo velnio, kol nebuvo nuodėmės, visa tai, ką Dievas kalbėdavo, iš karto įvykdavo, kadangi nebuvo jokio pasipriešinimo, nebuvo netikėjimo. Dievo valdžia, autoritetas, jėga visada yra išlaisvinama per Dievo žodį. Patarlių 18:21 vieta, kurią tikrai turite žinoti ir tikiu, kad kiekvieną žinote, tiek mirtis, tiek gyvenimas yra liežuvio valdžioje. Ir tie, kurie jį myli, tai yra tie, kurie kalba, kuriems patinka kalbėti, valgys jo arba to, ką jie kalba, vaisių. Ir aišku, mes skaitome ir suprantame, kiek daug priklauso nuo mūsų pačių žodžių. Kiek daug mūsų gyvenime vyksta dėl to, ką mes kalbame, ir atvirkščiai nevyksta dėl to, kad mes nekalbame, bet iš tikrųjų pradžia, tam teiginiui, tai tiesai, kur atskleista šitoje patarlėje, yra tai, kad tai, ką Dievas daro, vyksta per Dievo žodį, per tai, ką jis kalba. Ir kai pradžios pirmame skyriuje 26 eilutėje Dievas pasakė, padarykime žmogų pagal savo atvaizdą ir pavidalą ir pastatykime jį viešpatauti, kam kas yra žemėje. Ir aš suprantu, kad aš kai kurios dalykus kartoju, bet aš taip pat žinau, kad tikrai toli gražu ne visi žmonės žiūri, sakysime, visas mokymo dalis, visas mokymo pamokas, kažkas tiesiog įsijungia, vieną dalį pasiklauso, išjungia, todėl aš dažnai kažkokias tiesas kartoju, nes aš noriu tikėti, kad žmonės, kurie atsitiktinai pažiūri fragmentą mokymo, gal, kaip sakant, jie išgirs tą esmę tiesą arba tiesos koncentratą, taigi labai svarbu yra suvokti. Mes apie tai kalbėjome, bet kartoju. Kad visa tai, ką Dievas išsako, atitinka patį Dievą. Dievo žodis yra toks kaip Dievas. Dievas yra nesikeičiantis ir jo žodis, vadinasi, irgi yra nesikeičiantis. Dievas yra vienintelė stabili konstanta šitoj visatoj ir Dievo žodis yra lygiai tokia pat vienintelė stabili konstanta. Tai yra absoliučiai patikimas. Taigi, kiekvienas žodis, kurį Dievas pasako, ta prasme, jis reprezentuoja ir išreiškia patį Dievą. Todėl Dievas negali keitalioti savo žodžio. Persigalvoti, pasakė vienaip, o padaro kitaip. To nėra, kadangi Dievo žodis lygu pats Dievas. Ir todėl Dievas, jeigu taip galima pasakyti, yra apribotas savo paties žodžiais, kadangi, kaip jau sakiau, jo žodžiai jį atspindi. Jo žodžiai išreiškia patį Dievą. Ir pažiūrėkite, ką pasakė Dievas, kai sukūrė žmogų. Tegul žmogus viešpatauja tam, kas yra žemėje. Dievas pasakė žodį, tegul žmogus viešpatauja tam, kas yra žemėje. Dievas šituo žodžiu pastatė žmoniją į valdovo arba viešpaties poziciją planetoje Žemė. Dievas pasakė ir tai įvyko. Tas išsakytas Dievo žodis pakėlė žmogų į viršininko poziciją Žemėje. 89 psalmė sako, savo sandoros aš nesulaužysiu, lygiai taip pat nepaneigsiu to, kas išėjo iš mano lūpų, tai yra nepaneigsiu arba nepakeisiu savo žodžio, kurį išsakiau.
Todėl kiekvienas Dievo žodis, kurį jis išsako, tai yra kaip kontraktas, suprantate? Tai yra kaip įsakymas. Tai nėra šiaip savo žodis tiesiog pasakytas, ne. Kiekvienas Dievo žodis atlieka tai, kam jis yra skirtas atlikti. Hebrajams 6:18 sakė, kad Dievas negali meluoti. Ir taip pat 138 psalmė 2 kalba, kad tu, Dieve viešpatie, išaukštinai savo žodį aukščiau savo vardo. Neįmanoma, kad Dievas meluotų, kalba laiškas Žydams. Taip pat laiškas Žydams 1:3 sako, kad jis, Dievas, viską, kas yra sukurta, tai yra visus dalykus, visą tai, kas materialu, palaiko savo jėgos žodžiu. Taigi, jeigu Dievas, kaip sakant, nerimtai žiūrėtų į savo žodį, tai yra pasakė, persigalvoja, pasakė nepadarė, pasakė vieną, o galvoja kitą. Jeigu jis kaitaliotų ar laužytų, tai yra nebūtų ištikima savo žodžiui, šita visata būtų išderinta, suprantate, jinai nustotų veikti. Kodėl? Todėl, kad tas išsakytas Dievo žodis yra ta jėga, kuri priverčia atomus, elektronus, aš nežinau, kokios yra pačios smulkiausios materijos dalelės. Būti kartu, jos neišyra, jos būna kartu ir todėl gali egzistuoti viskas, kas yra materialu. Viskas yra palaikoma Dievo jėgos žodžiu. Ir ta žodis turi būti patikimas. Jis negali keitaliotis. Štai kodėl svarbu suprasti, kad kai Dievas išsakė žodį, jūs, žmonės, vadovausite Žemės planetai tam, kas vyksta Žemėje, Dievas, kaip sakant, surišo pats save, apribojo šituo žodžiu. Dievas nubrėžė žmogaus veikimo ribas ir savo paties veikimo ribas. Jis pats laisvą valią nutarė ir pasakė, kad tai, kas vyksta Žemės planetoje, yra žmogaus valdžioje. Ir Dievas tiesiogiai, ne per žmogų, negali kištis į tai, kas vyksta Žemėje. Taigi, kai mes klausime, Dieve, kodėl vyksta tokie dalykai Žemėje, kur Dievas žiūri, kodėl Dievas nesikiša, vadinasi, Dievas leidžia, ar jūs dabar suprantate, kas iš tikrųjų riboja Dievo veikimą Žemėje? Žmonės riboja. Žmogus. Apie tai kalba 78 psalmė, ten parašta jie, Izraelio tauta, apribojo Izraelio šventąjį. Ir toliau buvo paaiškinta, kaip jie apribojo netikėjimu. Dėl netikėjimo. Dievas norėjo veikti vienaip, bet Izraelio tautos netikėjimas apribojo patį Dievą. Lygiai tas pats veikia ir dabar. Todėl tas mokymas, kuris yra toks paplitęs, toks populiarus ir taip šventai atrodantis, kad Dievas viską kontroliuoja. Už visko iš tikrųjų stovi Dievas. Dievas, kaip mums ten beatrodytų, iš tikrųjų viską kontroliuoja. Tai yra, kaip sakant, pilnas tamsos mokymas, nors labai gražiai ir šventai pasikartosiu atrodo, nes tas mokymas paneigia valdžią, kurią Dievas yra suteikęs žmogui. Valdžia ir taip pat atsakomybė. O tas mokymas, kaip sakant, išstoja prieš tai, ką Dievas yra pasakęs, kad jūs viešpatausite žemėje. Aš kadaise girdėjau tokį liudijimą krikščioniškoje laidoje. Kalbėjo moteris, ji buvo krikščionė, žodžiu, pasakojo savo istoriją. Kartą joms su dukra keliaujant, jas pagrobė ginkluotas vyras, ten kažkur nuvežė už miesto, abies išprievartavo ir, jas dar gulint ant žemės, abies šovė, dukra mirė vietoj, o šita moteris jai pavyko išgyventi, nors ji visam gyvenimui liko labai sužalota. Ir dabar šitoje laidoje krikščioniškoje, žodžiu, jinai pasakoja tą istoriją ir sako, žinote, bet vis tiek Dievas viską kontroliuoja. Jeigu Dievas leido šitą situaciją, vadinasi, ji kažkaip buvo man naudinga. Dievas kažkaip norėjo mane kažko išmokyti ir aš sudėkinga Dievui ir taip toliau. Taip, aš negaliu paaiškinti, kodėl Dievas tai leido mano gyvenime įvykti, bet Dievo apvaizda yra visagalė ir Dievas viską numato į priekį ir, žodžiu, tai turėjo kažkokį tai atperkamai tikslą šitas veiksmas. Ir tai yra visiška nesąmonė. Tai yra, kaip sakant, tai yra suvertimas kaltės Dievui,
Nors jo ten nebuvo, jis nedalyvavo šitose veiksmuose, jūs galvojat, kad Dievas įkvėpia kažkokį žiaurų nusikaltėlį pavogti moterį ir jos dukrą, jas išprievartauti ir po to nužudyti? Ir kad tai yra kažkokia gyvenimo pamoka? Jūs galvojat, kad Dievas žinodamas, sakysime, tokį velnio sumanimą, tiesiog leido, kad tai vyktų, nes irgi maždaug tai turi kažkokį tai atperkamai veiksmą šitos moters gyvenime? Dievo čia nebuvo. Ir jūs patys suprantate, kad po tokį liudijimą išgirdę, daugybė žmonių net nenori prieiti prie Dievo. Nes jeigu Dievas leidžia įvykti tokiems dalykams arba netgi juos kažkaip inicijuoja, tai yra veda tave per tokio lygio sunkumus, kad tave kažko išmokinti, kad padaryti tavo širdį jautrę, tai žinote, nuo tokio Dievo reikėtų gal toliau pasilaikyti. Dievas aiškiai pasakė, kad jis atidavė žmogui valdžią ir žmogus yra tas, kuris leidžia vieniems dalykams vykti va čia, Žemės planetoje, o kitiems gali priešintis, kitus gali uždrausti. Žmogus yra atsakingas už tą gyvenimą, kokį mes gyvename čia Žemėje. Nes jam yra pavesta valdžia. Ir Dievas niekada tos valdžios neatsiėmė. Ir žinau, manęs klausosi žmonės ir kai kurie iš sugalvoja, paskok čia paskok. O kaip tada Romiečiams 8:28? Nes mes juk žinome, kad viskas išeina į gerą tiems, kurie myli Dievą ir yra pašaukti jo tikslu. Tiesiog dabar išsiaiškinkime šitą rašto vietą, kaip jie teisingai reikėtų suvokti kontekste, kuriame yra parašyta, o po to grįšime prie tikinčiojo valdžios temos. Ar gerai? Taigi paskaitykime prieš tai, kas yra kontekstą. Romiečiams 8:26. Lygiai taip pat ir dvasia padeda mūsų silpnumui, nes kai mes nežinome, ko turėtume melstis, pati dvasia užtaria mus, daro užtarimą už mus neišsakomais dūsavimais. Ir tas, kuris ištiria širdis, žino dvasios mintį, tai yra supranta, ką dvasia galvoja, kadangi ji, dvasia, meldžiasi už šventuosius pagal Dievo valią. Ir tik po to yra pasakyta šita rašto vieta, kurią visi gerai žino ir cituoja, reikia ar nereikia. Ir mes žinome, kad viskas išeina į gerą tiems, kurie myli Dievą ir kurie yra pašaukti į jo tikslu, pagal jo tikslą pašaukti. Ir taip dabar, jeigu trumpai pasakyti, tai originalo kalboje, o šitas tekstas parašytas yra originalo kalboje graikiškai, tai tai, kas pas mus išversta, kad daro užtarimą arba užtaria šventuosius, yra graikiškas žodis sunistemi, ir tai yra sudėtinis žodis, sudurtinis žodis, tai yra sudėtas iš kelių žodžių, kurie išvertus reikštų taip. Du asmenys yra kartu susikabinę labai tvirtai ir laikosi vienas kito. Ir tie du asmenys kontekste, aišku, tai esi tu ir šventoji dvasia. Tai vadinasi, jūs su šventąja dvasia esate labai stipriai, taip tvirtai susikabinę kartu. Ir svarbu čia pastebėti ir svarbu suvokti, kad tie du asmenys kažkaip daro tokį kažkokį lygiavertį veiksmą. Jie kartu vienodai, taip vienoda jėga yra pasiėmę ir susikabinę. Tai reiškia, kad šventoji dvasia be mūsų pačių mūsų neužtaria pagal Dievo valią, suprantate? Nėra taip, tu gyveni kaip gyveni, tiesiog kaip tau sekasi ten. O šventoji dvasia tuo metu tave užtaria pagal Dievo valią ir viskas tau išeina į gerą. Ne, taip yra. Nes jeigu taip būtų, kad šventoji dvasia be tavęs, tau nežinant, užtartų tave tobulai pagal Dievo valią, tai tavo gyvenime nieko kito nevyktų, tik tai Dievo valia. Ir kita vertus tikrai nėra taip, kad tu gyveni, nei tu ten supranti to šventosios dvasios, nei tu galbūt jos turi, nei tu suvoki, kaip su jai reikia bendradarbiauti, bet tu vienas pats reikia žodžių maždaug ir meldžiuosi ir aš čia prasimelsiu ir vyks Dievo valia mano gyvenime, kažkaip taip. Taip irgi nevyksta reikalas. Bet iš tikrųjų Paulius mums aiškina, kaip tai vyksta. Sako, kai tu nutari ir pradedi melstis, šventoji dvasia taip prisijungia prie tavęs arba susikabina su tavim ir tada ji kartu su tavim, tau nusprendus melstis ir tau meldžiantis, pradeda per tave melstis, užtardama tave tobulai pagal Dievo valią, nes dažną kartą yra situacijos, mes net nežinome, kaip turėtume melstis, o jinai žino. Ir kartais, kaip čia yra pasakyta, tai yra išreikšta tokiais netgi ne žodžiais, o dūsavimais, dejonėmis,
kurias sunku paaiškinti žodžiais. Va, kai taip vyksta, kai eina tokia malda, po to išsipildo šita rašto vieta ir mes žinome, kad viskas išeina į gerą tiems, kurie myli Dievą ir yra pašaukti dėl jo tikslo arba jo tikslų. O koks yra Dievo tikslas? Koks buvo Dievo Jėzaus Kristaus tikslas, kai jis gyvena šitoje žemėje? Griauti velnio darbus. Ir yra krikščionių, kurie sako, taip, aš gyvenu, žodžiu, kaip gyvenu, bet vis tiek aš visada esu Dievo valioje, nes Dievo valia vyksta man pačiam nežinant, vis tiek Dievas viską sutvarko ir vis tiek aš nuplaukiu tą reikalingą uostą. Kad tik ne taip. Ir aš asmeniškai pažinojau 2 žmonės, kurie visai neseniai, būdami krikščionys, ilgamečiai tikintieji, nutarė nusižudyti. Jie nusižudė ir tame nėra jokios Dievo valios, nebuvo. Ir tai yra absoliučiai velnio darbas, kuris labai smarkiai sužeidė ir sužalojo jų artimuosius ir draugus. Todėl, kad tai yra absoliučiai velnio darbas. Tai yra demoniška. Tai yra demoniška. Ir dalykai, kurie yra demoniški, kurie yra iš velnio, jie net neša jokio gėrio. Jie tiesiog apvagia, jie tiesiog sunaikina ir nužudo. Ką šiuo atveju ir padarė. Ir tikrai nėra taip, kad Dievas leido, kad įvyktų savižudybė. Žmonės, taip, kaip sakant, gyveno antiek vidiniai tamsoj, kad padarė tokį sprendimą nusižudyti, bet tai nebuvo nei Dievo valia, nei Dievo leidimas. Ką Dievas leidžia, tai Dievas leidžia žmogui rinktis. Netgi pasirinkti blogai. Taigi mes jau skaitėme, kad jeigu tu gyveni bendravime su šventąja dvasia ir jeigu tu meldiesi taip, kad leidi dvasiai per save melstis, tada viskas tau gali išeiti gerą. Čia yra sąlyga, kada viskas išeina tau į gerą. Ir kita vertus, šita rašto vieta toli gražu neteigia, kad viskas, kas vyksta gyvenime, vyksta iš Dievo rankų arba viskas vyksta Dievui leidus. Toli gražu ne. Ne, čia pasakyta, kad jeigu įvykdoma ta sąlyga, kai žmogus leidžia šventai dvasiai per save melstis ir užtarti jo gyvenimą, tada viskas, kas vyksta, nors tai nevyksta iš Dievo ir tai nevyksta Dievui leidus, bet tada visi tie dalykai gali išeiti gerą. Taigi, jeigu mes tikime, kad viskas, kas vyksta gyvenime, yra dėl to, kad Dievas tai siunčia, arba netgi dėl to, kad Dievas leidžia, kad tie dalykai vyktų, tai padaro tave pasyviu. Nes jeigu tai yra iš Dievo, tai kaip tu gali nesutikti ir priešintis. Ir tada problemos tave užblokuoja nuo gyvenimo kokybės augimo, užblokuoja tave kaip asmenybė, tu esi apribotas, nes tu iš tikrųjų gyveni po aplinkybėm. Nes tu galvoji, kad visos aplinkybės yra Dievo valia tavo gyvenime. O daugelis aplinkybių yra iš velnio. Ir jeigu tu ten pasilieki, tu gyveni kaip narve, tikėdamas Dievu. Atvirkščiai, mums yra skirta, naudojant mums duotą valdžią, atpažinti, kas yra velnias, tada priešintis tam, kas yra iš velnio, ir jis turi bėgti nuo mūsų. Bet priešintis turime mes patys, ne Dievas. Tai vadinasi, mes turime suprasti, kad mes galime, mes turime jėgą priešintis. Ir antras dalykas, mes negalime priešintis tam, kas yra iš velnio, jeigu net pažįstame to, kas yra iš velnio ir to, kas yra iš Dievo. Taigi, pasakysiu dar kartą, kadangi kartojimas yra reikalingas tam, kad įsimintume, kad daugelis žmonių susitaiko su bet kokiom aplinkybėm, su bet kokiom problemom, su visokiom savo gyvenimo ribom, su senu savęs įvaizdžiu, su visais apribojimais, galvodami, kad viskas ateina iš Dievo. Ir gyvena nelaimingą, apgailėtiną gyvenimą, kuriame yra labai mažai erdvės Dievui veikti. Ir atvirkščiai, toks pasirinkimas, toks požiūris atveria duris, kaip sakant, galimybės teisingiau velniui, nes tu nesipriešini, tu jam nesipriešini. Ir jis gali daryti savo juodą darbą ir daro. Ir toliau šita pati rašto vieta sako, kad viskas išeina į gerą, jeigu meldžiamės užtarimo maldom kartu su šventąja dvasia tiems, kurie myli Dievą. Klausimas, ar tu myli Dievą? Jeigu tu Dievo nemyli, tau šita rašto vieta kaip ir negalioja. Ką reiškia mylėti Dievą? Kaip ta meilė yra išmatuojama?
Nes kartais žmonės sako, tai aš nieko prieš Dievą neturiu. Aš tikiu, kad jis ten kažkur yra, kodėlgi ne, gal aš ir myliu tą Dievą. Palaukit. Ką raštas vadina meilę? Kaip meilė yra apibrėžiama arba patikrinama? Mylėti Dievą reiškia sekti juo. Sekama tuo, kurio pasitikima. Sekama tuo, kuris yra už tave pranašesnis, viršesnis. Luko 6:46 Jėzus aiškiai pasako, kam vadinate mane viešpatė, viešpatė, bet nedarote to, ką aš jums sakau. Suprantat, pasirodo, ką reiškia mylėti Dievą. Vadinasi, tu seki juo, tu jo klausai, tu darai, ką jis sako, tu gerbi jo žodį ir elgiesi pagal jį. Va čia yra pirmas toks lakmusų popierėlis, ar tu myli Dievą. Ir taip pat raštas sako, kad gerai, kad tu sakai, kad Dievą myli, o tavo darbai tai rodo, o tavo gyvenimas poelgiai rodo, kad tu Dievą myli. Ar tiesiog žodžiai, taip aš Dievą myliu, kaip aš Dievą myliu. Taigi tam, kad viskas tavo gyvenime, visos tos problemos, visos tos aplinkybės, visas tas pasipriešinimas, kurį tu sutinki ir sutinka kiekvienas žmogus, kad visi tie dalykai tau išeitų į gerą, žmogus turi turėti šventąją dvasią, tai yra, jis turi būti gimęs iš naujo ir turi būti krikštas šventąją dvasią ir turi turėti savie tą antgamtinę jėgą, šventąją dvasią, kuri meldžiasi per jį. Ir antras dalykas, tas žmogus turi mylėti Dievą ir meilė, kaip mes matome, nėra tiesiog pareiškimas, o kaip aš Dievą myliu. Tiesiog kaip pagalvoju apie Dievą, net geriau pasidaro. O tu jo klausai, jis yra tavo viešpas, tu pripažįsti, kad jis yra vedlys, ta prasme, jis yra tavo viršininkas. Ir ar tavo poelgiai įrodo, kad tu tikrai Dievą myli. Vat jeigu tos sąlygos įvykdytos, tada viskas, kas bet stiktų tavo gyvenime, į kokią situaciją tu be pakliūtum, viskas gali tau išeiti į gerą. Bet jeigu tu nesimeldi šventąją dvasią, nesimeldi kitom kalbom, tai yra nepradedi melstis ir neleidi, kad šventoji dvasia per tave melstusi, tai kaip viskas išeis į gerą tavo gyvenimą. Ir taip pat jeigu tu nemyli Dievo, tai yra, jeigu tavo poelgiai nerodo, kad tu myli Dievą, tai irgi kaip viskas išeis tau į gerą. Viskas išeina į gerą tiems, kurie myli Dievą ir yra pašaukti jo tikslų arba dėl jo tikslo. Ir pakalbėsime, prisiminsime, kas yra Dievo tikslas, koks buvo Dievas Jėzus Kristus, Dievo tikslas šitoje žemėje, 1 Jono 3:8, čia aiškiai pasakyta, nes dėl šito tikslo Dievo sūnus buvo apreikštas, kad jis sugriautų velnio darbus. Taigi žiūrėk, tu gyveni šitoje žemėje vietoje Jėzaus Kristaus, taip? Jėzus išėjo ir paliko mus savo kūną. Tu esi, jeigu esi krikščionis, gimė iš naujo, tu esi jo kūno dalis. Tu esi paliktas tuo pačiu tikslu, dėl kurio Jėzus Kristus buvo apreikštas šitoje žemėje, tai yra griauti velnio darbus. Ir jeigu tu savo gyvenime, kaip sakant, nesipriešini velniui, jeigu tu negriauni jo darbų, tai tu gyveni kažkaip be tikslo. Nes jeigu tu net neatskiri, kas yra iš Dievo, kas yra iš velnio, jeigu tu toleruoji tamsą savo gyvenime, galbūt netgi tu ją palaikai, tu ją platini, tu galbūt jai pritari, tu leidi jai klestėti, sudarai sąlygas, tada tu tikrai negyveni pagal Dievo tikslą, tai yra tu negriauni velnio darbų. Klausimas, kaip tada viskas gali išeiti tau gerą? Taigi, 3 kvalifikacijos. Sakiau 2, dabar 3 išaiškėjo. Pirmas dalykas, turi veikti antgamtiniai šventosios dvasios jėgoj, kai pati dvasia meldžiasi per tave ir tave užtaria. Antras dalykas, turi mylėti Dievą ir ta meilė išreikšta ne vien tik žodžiais, ne vien emocijomis, bet tu klausai Dievo, tu jam paklusti ir tavo poelgiai ir pasirinkimai tai demonstruoja, kad tu nori patikti Dievo, ne žmonėms, pavyzdžiui. Ir trečias dalykas, tavo tikslas turėtų būti griauti velnio darbus. Tokia pozicija, aš žodžiu, niekur nelendu ir prie manęs nelyskite, tokia pozicija neveikia. Šiaip tai griauti velnio darbus yra proaktyvi pozicija. Tai nėra gynyba. Taigi, jeigu visos šitos 3 sąlygos jos yra aktyvuotos tavo gyvenime, kaip sakant, nesvarbu, ką velnias prieš tave be pakeltų.
kokias pinklės besugalvotų, ką bemestų prieš tave, tau viskas išeis į gerą. Tu išeisi į kitą pusę, tu išplauksi į kitą krantą, tu nenuskesi, tu nebūsi sutriuškintas, tu nebūsi pažemintas. Aš jums jau pasakojau, kaip prisikėlė sūnus, kai jis mirė tada netikėtai. Ir žinote, ką galiu pasakyti? Jeigu aš būčiau galvojęs, mirė sūnus, o Dieve, Dieve, pasimeldžiau Dieve, jeigu tavo valia, tu jį prikelk. Jūs suprantat, kad sūnus nebūtų prisikėlęs po tokios maldos. Bet aš aiškiai žinojau, kad žmogui mirti tokiam amžiui jokių būdų nėra Dievo valia, tai yra tik velnio darbas. Ir aš taip su šita situacija ir susitikau, kaip su velnio darbu, kurį reikia griauti. Jo negalima priimti. Tikrai Dievas neleido, kad mano sūnus mirtų. Tikrai Dievas nieko nenori mokyti mane apie šitą situaciją, kadangi tai ne Dievo darbas, Dievas taip neveikia, taip veikia velnias. Todėl aš priešinausi velniui. Aš pasinaudojau man duotą tikinčiojo valdžią ir aš priešinausi velniui šitoj situacijai. Ir tada pasakiau, Džeme, tai bus didžiausias stebuklas, kokį mes matėme savo gyvenime. Ir iš tikrųjų dabar aš turiu liudijimą, aš turiu pergalę, kurią dalinuosi visiems ir įkvėpiu kitus žmonės. Ir kiekvieną kartą, kaip sakant, murdavau velnio snukį purvą. Jis norėjo paimti mano sūnų, o gavo pralaimėjimą. Taigi, grįžkime prie tikinčiojo valdžios. Pradžios 1.27 Dievas suteikia, išsakydamas savo žodžiu, žmonėms viešpataujančią valdovo poziciją žemės planetoje. Pradžios 1.28 ir Dievas palaimino juos ir pasakė Dievas. Ir noriu čia trumpai sustoti ir atkreipti jūsų dėmesį tai, kas irgi yra labai svarbu. Dievo palaiminimas, kuris veikia, visada yra išsakoma žodžiu. Visi Dievo palaiminimai yra išsakomi. Dievas juos išsakė ir jie, kaip sakant, aktyvuojasi, jie pradeda būti, pradeda veikti. Todėl palaiminimus reikia sakyti, reikia kalbėti ir tu pats turi kalbėti palaiminimus į savo gyvenimą. Dvasinė Dievo jėga absoliučiai visada yra aktyvuojama žodžiu. Visada. Tu negali išlaisvinti tavyje, tavo dvasioje esančios jėgos nesakydamas. Tu būtinai turi sakyti, kalbėti, tarti. Vien tik galvoti ir tylėti nepakanka. Dievas nepagalvojo, sukūrė žmogų, tegul jis valdo žodžiu žemėje. Jis išsakė, nes Dievo žodis kūrė. Išsakytas Dievo palaiminimas ir tas žodis pakėlė žmogų į vadovo poziciją. Taigi Dievas juos palaimino ir pasakė, būkite vaisingi. Taigi tas žodis būkite vaisingi padarė žmogų vaisingu. Dauginkitės, užpildykite žemę ir paveskite ją savo. Ir tas žodis, kurį aš čia išverčiu, kaip paveskite ją savo, reikia pažiūrėti, kaip yra išversta pas mus vertime, jis reiškia, naudokite visas įmanomas priemonės, kad tai, kas yra žemėje, jums paklustų. Ir aišku, mes suprantame, kad šitame Dievo įsakyme nėra neatsakingo elgesio su gamta, žiauraus elgesio su gyvūnais ir taip toliau. Bet iš tikrųjų tai reiškia, kad visa tai, kas yra žemės planetoje, ir augalai, ir gyvūnijos pasaulis, visa iš tikrųjų yra pavesta žmogui ir turi klausyti žmogaus. 82 psalmėje 6 eilutė yra pasakyta, kad aš pavadinau jūs dievais. Ir ta prasme, ten ta žodis dievai, aišku, nėra iš didžiosios raidės, nes mes nesame, tokie kaip Dievas. Mes nesame tie kūrėjai, bet mes esame šitai planetai, šitai žemei, tokie kaip Dievas. Tai yra, mes esam toje aukščiausiai pozicijoje, su valdžia ir su atsakomybė. Ir tai reiškia, jeigu žemės planetoje yra kažkoks pasipriešinimas tau, žmogui, tu gali tą pasipriešinimą įveikti ir nugalėti, nes tu esi pastatytas galvos pozicijoje. Viešpataukite arba valdykite. Taigi, 2 kartus šitose 2 rašto vietose paminėta, kad Dievas suteikė žmogui valdžią planetai Žemė. Viskam, kas joje vyksta. Ir tai darydamas, tai išsakydamas, Dievas apribojo save, savo veikimą, tai kiek, kada ir kaip jis gali veikti žemėje.
Vadinasi, jis šiandien žemėje gali veikti tik per žmonės. Kaip veikia mums suteikta valdžia, kaip reikėtų ją naudoti? Pavyzdžiui, tikintis žmogus krikščionis yra sunkioje finansinėje situacijoje. Ir jis meldžiasi, Dieve padėk, nėra už ką užsimokėti, skolos auga, neturiu pinigų. Tugi savo žodėje pasakėjai, kad tu man duosi, atsakysi poreikį, atsakyk Dieve. Ir žmonės taip meldžiasi ir tikisi, kad Dievas kažkaip atsakys jų poreikį. Gal tiesiog iš dangaus numes pinigus, gal tie pinigai stebuklingų būdų atsiras jų sąskaitoje arba kažkaip kitaip. Bet greičiausiai jūs žinote, kad Dievas nespausdina pinigų, pas jį nėra ten, žinote, viršui įvairių valiutų leidyklų. Ir Dievas tikrai nemėtys tau banknotų iš dangaus kaip lapų. Taigi, kaip Dievas atsako į finansinius poreikius? Tai yra parašyta jo žodėje. Tai yra, jo žodis mums parodo, kokiais keliais Dievas atsako į mūsų poreikius, sakysime, finansinius. Pirmas iš tokių būdų arba kelių yra Luko 6:38, duok ir tau bus duota, geras saikas, bėgantis per kraštus, žmonės tau grąžins tokį saiką į tavo užantį. Nes kokiu saiku seikėji, tokiu saiku ir tau bus atsekėta. Ir žiūrėkite, čia aiškiai pasakyta, kad žmonės tau grąžins į užantį, ne Dievas kažkaip be žmonių. Dievas pasirodo į tavo finansinį poreikį, kuris yra realus ir tikrai jis yra poreikis, atsakys per žmonės, kurie tau duos. Vadinasi, Dievas ras žmonės, kuriuos jis galės paliesti ir jeigu tie žmonės bus tau palankus, jie padės tavo finansinėme poreikė. O jeigu tu esi žmogus, nebendraujantis, labai užsidaręs, kuris, kaip sakant, nieko daugiau neveikia, tik tai meldiesi savo kambaryje, tai tu pats uždarai kelius, kaip Dievas gali atsakyti tavo poreikį. Nes vienas iš tų kelių yra žmonės. Žmonės yra bendravimas, kontaktai, ryšiai ir žmonės turėtų būti tau palankūs. Dievas gali paliesti žmonės, bet tie žmonės turi tave pažinti, kaip kitaip jie tave palaimins. Aišku, būna antgamtinių dalykų, kai tave gali palaiminti visiškai nežinomas žmogus, bet tai būna retai. Dar vienas būdas, kaip Dievas, kuris yra dvasia, atsako į tavo finansinį poreikį. Pakartoto įstatymą 28:12. Jis palaimins visus tavo rankų darbus. Kaip Dievas gali palaiminti tai, kad tu nieko nedarai? Niekaip negali palaiminti. 0 padaugintas iš 100 yra tas pats 0. Ta prasme, tam, kad Dievo palaiminimas čia išsakytas veiktų, tu turi dirbti, tavo rankos turi kažką daryti. Tada Dievo palaiminimas galės aktyvuotis. Ir va tie dalykai, kuriuos mes dabar kalbame, yra tiesiogiai susiję su žmogui duota valdžia tam, kas vyksta žemėje. Tai reiškia, kad Dievas, net kai pas tave yra finansinis poreikis, negali veikti ne per žmonės, nes Dievas žemėje veikia tik per žmonės. Tik per žmonės. Todėl Dievas nenumes tau tiesiog iš dangaus pinigų. Jisai palaimins tave per žmonės. Žmonės duos tau užantį. Žmonės mokės tau už tavo paslaugas. Žmonės pirks tavo prekes. Supranti, apie ką aš kalbu? Dievo palaiminimas veikia per žmonės. Efeziečiams 3:20. O tam, kuris gali padaryti nepalyginamai daugiau viso to, apie ką mes galvojame, ko prašome ar ko norime, pagal mumise veikiančią jėgą. Mumise veikianti jėga yra tikėjimo jėga, dvasinė tikėjimo jėga, kuri išlaisvina Dievo palaiminimą. Ir jeigu tavie nėra tos tikėjimo jėgos, tu irgi apriboji Dievo veikimą. Jeigu tu netiki, tu uždarai jiems duris, jie negali būti. Tu gali melstis kiek nori. Bet Dievas veikia ir padaro nepalyginti daugiau, negu tu galvoji per, arba teisingiau pagal tavie veikiančią jėgą. Dievas tavo gyvenime neveikia nepriklausomai nuo tavęs. Kažkaip aplinkui tave, ne per tave. Tavo gyvenime Dievas veikia per tave. Tu esi svarbiausias faktorius. Todėl dar kartą pasakysiu, Dievas, kuris yra dvasia ir kuris pavedė valdžią tam, kas vyksta žemėje žmogui,
Šiandien žmonijos gyvenime veikia per žmonės. Tu esi žmogus. Dievas tavo gyvenime veiks per tave ir per kitus žmonės. Dievo palaiminimas daugina. Dievo palaiminimas padaro klestinčiu. Bet tu turi dirbti, tavo rankos turi būti ant kažko, kaip sakant, padėtos. Kažką tu turi daryti, kad Dievo palaiminimas, kuris yra išsakytas tavo rankų darbams, kad jis galėtų tai dauginti, kad jis galėtų tau suteikti sėkmę. O šiandien tiek daug žmonių ir tikinčių gyvena iš pašalpos. Iš socialinių išmokų. Ir supraskit mane teisingai, aš suprantu, kad kiekvienas gali kada nors gyvenime pakliūti į situaciją, kai reikia pasinaudoti tiek pašalpą kažkokią, tiek kažkokiom išmokom. Laikinai viskas su tuo yra tvarkoje, bet taip gyventi nuolat, jeigu tai tampa gyvenimo būdu, tai yra blogai. Kadangi tokiu būdu žmogus nieko nedaro. Ir Dievo palaiminimas, kuris buvo išsakytas, kad ir pakartotame įstatyme, aš laiminsiu visus tavo rankų darbus, jisai sustoja. Jisai negali veikti. Ir keisčiausia, kad tokie žmonės laukia to dieviško klestėjimo, žodžiu, skelbia pažadus ir taip toliau, bet patys uždaro kelius tiems pažadams įvykti, nes nieko nedirba. Žiūrėkite, žmogus, kuris gyvena iš pašalpos, jisai nieko neduoda. Ir jis pažeidžia kitą dėsnį, per kurį Dievas veikia, duok ir tau bus duota. Tam, kad tau būtų duota, pirmiausia, tu turi duoti. Tu turi kažką daryti, kad Dievas laimintų tavo rankų darbus. Dievas negali padauginti bedarbio pašalpos, nes tu nieko nedarai. Tu tiesiog gauni už nieką. Bedarbio pašalpa tokiu būdu nedalyvauja Dievo palaiminimo apyvartoje. Ir jeigu tu nori, kad Dievo palaiminimas veiktų tavo gyvenime, tai tau geriau įsidarbinti kažkur, net jeigu tavo alga yra, sakysime, panašaus dydžio arba mažesnė už pašalpą. Va tada gali pradėti veikti Dievo palaiminimo dėsnis, kad aš laiminsiu tavo rankų darbus. Ir aš suprantu, kad aš dabar galbūt, kaip sakant, ar nuliūdinau, ar užgavau daugybę žmonių, kurie šiandien gyvena iš kažkokios pašalpos ar iš bedarbio išmokos ir jūs galvojate, kad tai yra jūsų pragyvenimo šaltinis, bet tai yra blogai. Dievas turi būti jūsų pasitikėjimas ir jūsų pragyvenimo šaltinis, o ne bedarbio pašalpa, suprantate? Nes tam nereikia jokio tikėjimo. Tam nereikia jokio tikėjimo. Gyventi iš bedarbio pašalpos, tam nereikia jokio tikėjimo. Ir tu tada esi priklausomas nuo socrūpybos, o turėtum būti priklausomas nuo Dievo. Ir žinokite, Dievo karalystė nėra bedarbio išmokos. Dievo karalystė tikrai nėra socializmo ir socializmas nėra Dievo idėja. Nėra taip, kad žmogus nieko nedaro, bet visi gauna po lygiai. Dievo karalystė tokių principų nėra. Žiūrėkite, kokia yra Dievo karalystės sistema. 2 Tesalonikiečiams 3:10. Kas nedirba, te nevalgo. Ir jeigu kažkam prispyrė bėda, reikia pinigų, reikia kažkokių tai, sakysime, įplaukų, tai palaiminkite tą žmogų darbu. Tegul jis padaro jums paslaugą, tegul padaro kažką, už ką jūs jam užmokėsite. Bet tiesiog duoti žmogui pinigus už nieką, ta prasme, tai yra skatinti jo tokią būseną, tai yra bedieviškas principas. Aš suprantu, kad kartais, retkarčiais galima palaiminti ir paaukoti, ta prasme, bet nuolat šelpti žmogų, kuris nedirba ilgą laiką, kuris visiškai, ta prasme, gyvena tokioj pozicijai, čia ir nėra iš Dievo. Žiūrėkite, Dievas kiekvienam žmogui ir tam žmogui, kuris gyvena iš bedarbio pašalpos, yra davęs valdžią. Ir tas žmogus turi rinktis gyvenimą, ko jis nori. Ir jeigu jis pasirenka gyventi tik iš bedarbio pašalpos, tai tu neturi jo remti. Nes tu tada skatini tą jo pasirinkimą ir būti tame lygyje, būti vargšu, gyventi ištiesus ranką, visada skūstis ir niekada nieko neturėti. Pakartoto įstatymą 8:18. Bet tu prisimink viešpatį savo Dievą, nes jis suteikia tau jėgą įgyti turtą. Tam, kad įtvirtintų sandorą, kurią buvo prisiekęs ir padaręs su tavo tėvais. Žiūrėkite, kas čia parašyta. Dievas tau neduoda turto. Dievas tau neduoda turto tiesiai šviesiai. Jis tau suteikė jėgą, sugebėjimus, patepimą, sukurti
turtą. Tu pats gali tą turtą susikurti, pasidaryti. Štai ką tau yra davęs Dievas. Aš dabar nekalbu, kad nereikia kažkam paaukoti laikas nuo laiko pinigų ar kažką palaiminti, galbūt kažkam padėkoti, paaukojant. Aš kalbu apie žmonės, kurie tokiu būdu, tikėdamiesi, kad juos visada visi laimins, nori išspręsti savo finansinius poreikius, bet net nesiruošia eiti dirbti. Yra žmonės, kurie galvoja, kad Dievas turi juos laiminti ir kad kiti žmonės turi juos laiminti, bet jie patys nesiruošia nieko keisti savo gyvenime ir nesiruošia ieškoti darbo arba keisti darbą, bet tiesiog laukia tų palaiminimų ir taip galvoja ir gyventi visą gyvenimą ir tai nėra iš Dievo. Ir tokio mąstymo būdo ir tokio gyvenimo būdo skatinti negalima. Kiekvienam žmogui yra duotas sugebėjimas susikurti turtą. Ir kai žmogus pradeda kažką daryti, dirbti, tada, kaip sakant, pradeda veikti tas palaiminimas, kai rankų darbas yra palaimintas. Tau duotas gebėjimas ir jėga susikurti turtą, bet jeigu tu nieko nedarai, tai negali pradėti būti. Taigi, esant finansiniams nepritekliams, yra klaidinga tiesiog melstis ir laukti, kad Dievas ims ir viską išspręs. Yra būdai, kaip Dievas atsako į finansinius poreikius ir tie būdai, kaip mes jau kalbėjome, priklauso nuo tavęs, nuo tavo pasirinkimo.